Šį kartą pasakojame apie dar vieną langų uždengimą – plisuotą žaliuzes. Jos tinka visų tipų langams, o ypač dažnai naudojamos nestandartinių formų langams. Plisuotos žaliuzės lengvai pritaikomas trikampiams, apvaliems, į vidų ar į išorę pasvirusiems langams. Domus Lumina projektų vadovas skirsto šias žaliuzes į tipus pagal naudojamų audinių ir aliuminio profilių skaičių. Tarkime, čia yra du aliuminiai profiliukai, vienas apačioje, kitas viršuje. Jie tarpusavį susijungia arba prasiplečia tokiu būdu uždaroma žaliuzė, bet gali būti naudojama netgi 4. Tarkime, jūs turite 2 skirtingus audinius, vieną dieninį, vieną naktinį. Ant to pačio lango jūs 2 audinius sudedat. Vieną nuleidžiate į apačią dieninį, naktinį į viršų arba atvirkščiai. Vėlgi, kaip žmogus sugalvoja, taip mes galim tą įgyvendinti. Plisuotoms žaliuzėms galima įrengti tiek automatinį valdymą, tiek rankinį valdymą virvele. Dar vienas plisuotų žaliuzių privalumas – tai labai patogi ir lengva jų priežiūra. Priežiūra patogi tuo, kad jūs galite audinį ne tik sausų būdų valyti, bet ir drėgno būdų. Jisai nebijo drėgmės. Šaltų vandenį jūs galite lengvai nuvalyti dulkės, kempinėlės pagalba arba netgi demontuoti žaliuzę. Tas nereikalauja mūsų specialisto pagalbos. Jūs tai galite padaryti patys. Nusikabinę žaliuzę jūs muilo tirpale, voneliai lengvai galite praplauti šitą audinį. Plisuotų žaliuzių gamyboje naudojami audiniai, kuriuose yra aliuminio. Taip pagerinama žaliuzių termoizoliacinės savybės. Tačiau dažniausiai žaliuzės gaminamos iš poliesterio. Šis audinys neblunka, nekeičia savo struktūros, neįsitampo. Suplisuotos klostės padaromos specialiu presu, todėl klostės ilgaamžės. Netgi audinį deformavus, jis lengvai sugrįžta į suplisuotą formą.